Buvo laikotarpis, kai viskas byrėjo. Finansai visiška duobė, sveikata duobė, kur be pasisuksi problema. Aš tą etapą vadinu vidiniu pragaru. Jaučiausi visiškai vienas, atrodė, kad nėra į ką atsiremti. Nebuvo nieko stipresnio už mane, kas galėtų pakelti emociškai ir energetiškai. Ir atėjo momentas, kai tiesioginė to žodžio prasme klupojau ant kelių ir prašiau kūrėjo mane ištempti iš tos tamsos. Prašiau parodyti kelią. Sakiau, esu pasiruošęs daryti viską, ką reikės. Ir tada kažkas manyje mirė. Ta mano dalis buvo ego, kuri bandė viską kontroliuoti, kad viskas būtų pagal tai, kaip jinai nori. Ta diena pradėjau atsiduoti. Ne pinigams, ne įvaizdžiui, o kažkam giliau. Nuo tada pradėjau lipti. Lėtai, tvirtai, sąmoningai. Minčių buvo daugybė, ypač pradžioje. Ilgą laiką nemokėjau atskirti savo minčių nuo destruktyvaus proto triukšmo. Gyvenau tokiam nuolatinėme negatyve, abejonėse, savęs menkinime ir baimėse. Bet net ir tada giliai viduje jausdavau tokį tylų tikėjimą. Net kaip paviršiuje verkšlendavau kaip vaikas, viduje žinojau, kad aš tai praeisiu. Ir tas žinojimas mane ištempdavo. Iš esmės labiausiai mane spaudė 3 dalykai gyvenime. Tai pirmas, mano paties protas ir nuolatinis vidinis kritikas. Antra, tai baimė. Bijojau kalbėti, veikti, būti matomas. Ir trečias, pinigai. Jie buvo mano mokytojas. Šie 3 dalykai mane laužė. Bet vėliau supratau, jie nebuvo priešai, jie buvo treniruokliai. Per juos aš užaugau. Ženklai jau buvo po mokyklos. Tuo metu mano intencijos buvo egoistinės. Norėjau būti matomas, pripažintas, įvertintas. Bet per praktikas, per vidinius patyrimus pradėjau jausti, kad manyje yra daugiau, kad esu vedlys, atradau. Nežinojau kur, nežinojau kaip, tačiau aiškiai jaučiau kryptį. Ir maždaug prieš 2 metus viskas pradėjo ryškėti. Supratau, kad pradėti reikia nuo savęs, nuo žalingų įpročių, nuo disciplinos, nuo atsakomybės. Kai pradėjau tvarkyti save, pradėjo tvarkytis gyvenimas. Iš tos būsenos gimė knyga, tada kursai, tada konsultacijos. Aš tiesiog pradėjau rimtai klausyti vidinio balso, ne kartais, o nuosekliai. Ir kuo labiau jo pasitikėjau, tuo aiškesnis darėsi kelias. Dalinuosi tuo, kas padėjo man. Rašau knygas apie išsilaisvinimą iš žalingų įpročių, kuriu kursus, dirbau individualiai su žmonėmis, vedu meditacijas. Taip pat planuoju podcastą Kelias į Nirvaną apie dvasingumą ir sąmoningumą. Kuriu kupolinių namų gyvenvietę, erdvę reabilitacijai, atsigavimui ir bendrystei. O kodėl tą darau? Iš meilės. Jaučiu sielos vedimą ir kai veikiu iš šios būsenos, jaučiuosi gyvas. Ką man tai suteikia? Įkvėpimą, gyvybingumą, prasmę. Vienu sakiniu, tai mane daro nepaprastai laimingą. Ir to norisi dalinti su kitais. Ką tai suteikia kitiems? Galimybę pagerinti savo gyvenimo kokybę. Ne tik materialiai, bet ir viduje. Kai atsiranda vidinė gerovė, jie atsispindi ir išorėje. Žmonės pradeda jaustis laisvesni, ramesni, drąsesni ir laimingesni. Ir kai matau tą pokytį, suprantu, kad einu teisinga kryptimi. Kokiems žmonėms tai skirta? Tiems, kurie atpažins, kuriems tai rezonuos. Nebūtinai žodžiais, bet vidumi jie pajaus, kad tai yra man. Sąžinėmis, geraširdiams žmonėms.
kurie galbūt šiuo metu yra pavargę, užsidarę, pametę ryšį su savimi, bet nori jį atkurti. Jeigu visas pasaulis manęs klausytųsi, pasakyčiau maždaug taip. Mes galime skirtis tarpusavyje, mes galime pykti, galime kovoti, bet iš esmės mes esame vienas, milžiniškas vandenynas. Tiesiog atėję į šią žemę kaip atskiri maži lašeliai, tam, kad realizuotume save. Ir galiausiai vėl sugrįžtume į tą vienybę. Kviečiu tai prisiminti, kad kada nors taptume viena harmoninga, mylinti šeima. Myliu.